Mūsų Lietuvos kryždirbystė ir kryžių simbolika yra įtraukta į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos šedevrų sąrašą. Ir Vincas Svirskis iš tikrųjų išsiskiria visoje mūsų lietuviškos kryždirbystės kontekste. Ir niekas jo nesugebėjo nei pakartoti, nei sekti. Jisai sugebėjo neatskirai ją išdrožti ir įdėti į koplytėlę ar prikalti prie stiebo, bet tiesiog visą paminklą drožti iš vieno medžio gabalo ir išlaikyti proporcijas, išlaikyti tokią dermę viso statinio. Jo skulptūros yra tokios barokinės, gražių banguotų formų, putlių veidų ir tai primena mums barokiškas lietuviškas bažnyčias, jose esančius meno kūrinius. Ir šiandien mes pamatėme išlikusius kryžius Iciūnų kaime, Ėriškėse, taip pat koplytstulpius. Vienas saugomas Šilų bažnyčios varpinėje, o kitą matėme natūralioje aplinkoje, Kartanų kaime. Žmonės iš tikrųjų, kaip šiandien susidūrėme, labai didžiuojasi turėdami prie savo namų šituos Svirskio paminklus ir iš tikrųjų sakė, kad nori ir toliau išlaikyti prie namų šitos kryžius. Taip kad džiaugiamės, kad dar ne tik kad gyvuoja ta tradicija, bet ir tie senieji paminklai yra puoselėjami ir saugomi. Viena pusė ir kita pusė. Nevėžio. Nu tai... Marijampolė važiuoja. Mūsų mišios prieš koncertas. Labą dieną.